Labas rytas, dabar yra po 7:16, atsikėlė, daiktai iki galo jau sukrauti, sudėti čia į kampą ir keliausim į oro uostą. Kelionė prasideda. Atkeliavom į savo taksi stotelę. Turėtų po 7:30 būti autobusas. Važiavom į oro uostą, atvežė prie pat įėjimo. Tai yra mūsų skrydis. Mūsų skrydis. Štai čia. Pusryčiai. Vėsiu sumuštinį su sūriu. Sūnus pasiėmė sumuštinį su atlantinė lašiša. Ir švepsiuką. Ačiū. Visa. Tai dabar yra po 9:26. Mūsų pakilimas yra 9:55, tai keliaujam link savo varto. Bet čia reikia šiaip sėdint labai žiūrėti. Jeigu būčiau šviesnė, tai nepažiūrėjęs, kad jau laipinama, tai turbūt dar būtume sėdėję. Nes šiaip sėdi, valgai viską ir taip kažkaip pasimiršta. Ir tenai tik tai praneša tik tada, kai tavęs jau ieško. Labai patogiai sėdisi, maloniai ir, nėra taip, kad labai lauktum jau to skrydžio. Tai mūsų paskutinis skrydis. Skrisim va tokiu lėktuvu kaip privačių beveik. Mano aukštis realiai toč. Vos ne galva liečiasi.
Nu va, skridom jau į Helsinkį. Skrydis buvo geras, šiaip biškai bijojom, kad kratys, nes mažas lėktuvas. Bet čia viskas gerai. Išvykimų lenta. O mūsų skrydis yra šitas 4 valandą, Los Andželas. 52 kartų. Eisim ieškoti. Tai dabar sėdėm į Helsinkio poilsio zoną, jau esam po pietų ir dabar galim šiek tiek plačiau papasakoti apie savo kelionę. Tai vykstam į Los Andželą ir tenai planuojam praleisti 30 dienų kažkur. 4 savaitės, turbūt tiksliau jeigu. Tai aplankysim tenais 4 valstijas – Kaliforniją, Nevada, Arizona ir Utah. Ten pagrindiniai mūsų yra pagrindė gamta, nacionaliniai parkai ir aišku didieji miestai, tai Los Andželas, San Diegas, Las Vegasas, Phoenixas ir kas dar? San Franciskas. Ir San Franciskas. Keliaujam dabar jau link savo vartų. Išėjome iš Helsinkio poilsio zonos. Tai šiaip iš tikrųjų tos 4 laukimo valandos nelabai ir prailga, nes ką padarėm, tai pavalgėm ir pradėjom video dėlioti. Kai video pradėjom dėlioti, tai laikas tiesiog sprogo. Dar galėjom realiai valandėlę kaip nieką pasėdėti, bet kad vėl nereikėtų bėgti. Ir be to jau tinklapyje rašė, kad reikia eiti prie vartų, tai dabar jau einam prie vartų. Distancija 9200 km. Gal kažkas gera. Čia kažkoks raškinukas daržovių turėtų būti. Nu, parodyk, kokios pas tavęs salotos. Tos pačios. Tos pat. Gavom antrą patiekalą.